Sveiki visi, štai ir vėl aš eterė. Nežiūrėti tai, kad praėjusią savaitę balsas buvo žiauriai užkimęs, šiandieną kompensuosiu prarastą laiką, todėl nieko nelaukdamas pradedu. Ar girdite? Šią melodiją tai signalas, kad ne už kalnų kalėdas. Tiesa, iš tikro noriu visiems parodyti naują muzikinį kanalą, kuris, manau, turi potencialą augti. Ir kartu atsakysiu į vieną mūsų žiūrovo klausimą. Kur gauti melodiją savo naujiems video, kad nepažįstume autoriaus teisių? Atsakymas paprastas. Galite muziką kurti patys arba bendradarbiauti su muziką kuriančiais žmonėmis. Tai štai, jūsų dėmesiui Insomnia kanalas. Kaip sakiau, tai visiškai naujas kanalas ir jame tik keli video. Ir svarbiausia, ši melodija, kuri dabar skamba, yra sukurta šio kanalo autoriaus specialiai mums. Todėl skambant šiai melodijai, kanalo autoriaus pageidavimu noriu apžvelgti Insomnia kanalą. Ir tikiuosi, kanalo autorius nesupyks, jeigu būsiu per griežtas. Taigi, pirma, kas į akis krenta, kad atidarius kanalą jis yra neinformatyvus. Ir jeigu nori greitai būti pastebėtas, reikia nuo pat pradžios veiklos pasistengti, kad jis būtų įspūdingas. Pirmiausia, man nepatinka kanalo logotipas. Jis truputėlį toks neaiškus, jame yra du žodžiai plonu šriftu, kuris mobiliame telefone visiškai neskaitomas, man norisi paprastesnio, išsiskiriančio kanalo ženkliuko. Toliau, šiame kanale reikia įdėti kanalo banerį, taip vadinamą nuotrauką, iš kurios galima būtų suprasti, apie ką šitas kanalas. Toliau reikia parašyti tinkamą aprašymą skyrelį apie. Esu minėjęs ankstesniuose video, kad YouTube algoritmai skaito šį tekstą, o šiame, kas dabar yra, nėra nei raktinių žodžių, nei paaiškinimo, apie ką šitas kanalas. Dar šiame kanale nėra raktinių žodžių, tai labai blogai, nes paieškoje kanalas bus labai sunkiai randamas. Toliau, video miniatiūros. Man jos tamsios ir pagal stilių, gal vienodas, taip galiu pasakyti. Taip pat trūksta socialinių tinklų nuorodų. Jeigu nori parodyti save, tai socialiniai tinklai reikalingi ir per juos, ko gero, daugiausiai galima pastebėti, kad žmonės ateina klausyti muzikos. Taigi, nežiūrinti tai, ką pasakiau, aš užsiprenumerau šį kanalą ir paspaudžiau varpelį, nes noriu stebėti, kaip šis kanalas auga. Kaskart lauksiu naujo video su nauja melodija, todėl šis kanalas yra puikus variantas kitiems youtuberiams susidraugauti su kanalo autoriumi ir sutarti dėl muzikos. Taip, jūs nepažeisite autoriaus teisių ir turėsite puikią melodiją savo vaizdo įrašams. Pagalvokite apie tai ir paklausykite visas melodijas esančias šiame kanale. Gerai? Kita svarbi žinia youtuberiams. Nuo 2018 metų gruodžio 13-14 dienos galima pastebėti, kad žymiai sumažėjo prenumeratorių skaičius, nes YouTube pašalino šlamštinius kanalo prenumeratorius. Nežinau kaip pas jūs, bet pas mane iš pradžių buvo sumažėję, tačiau vėliau viskas grįžo į savo vėžes. Šis prenumeratorių nurašymas gali varyti baimės kai kuriems prenumeratoriams, kurie jau perkopė 1000 prenumeratorių ribą, o po nurašymo dabar vėl jų trūksta. Tokiu atveju grėsia ir monetizacijos išjungimas ir vėliau, vėl pasiekus reikiamą kiekį, ilgas laukimas, kol patvirtins pinigų gavimą. Na, bet dėl to labai pergyventi neverta, nes YouTube ramina, kad kol vyksta sistemos derinimas, tiesiog būti kantriems. Taip pat įsivaizduoja, kad ištrynė tokius prenumeratorius, kurie buvo dirbtinai sukurti ir turėjo pasijusti ypač tiems youtuberiams, kurie prenumeravo vienas kito kanalus. Štai kodėl visiems nuolatos aiškino, kodėl neverta to daryti. Ir dabar pasikartosiu, jeigu esi pradedantis youtuberis, neprašyk užsiprenumeruoti tavo kanalą. Pirma, tai labai žema. Ir antra, YouTube anksčiau ar vėliau atseks tokius prenumeravimo būdus ir ištrins prenumeratorius. Dar kartą paskaitykite paslaugų teikimo taisyklės, kurios jau dabar yra siunčiamos Gmail paskyras, turintiems žmonėms. Jeigu kas dar negavo, po šio video yra nuoroda. Paspauskite ir susipažinsite iš naujo. Paklausykite. Yra pasirodę nauji algoritmai, kurie atseka kolaboraciją su visokiais kitais būdais prisuktais prenumeratorių kiekiais. Bet koks bandymas dirbtinai sukelti prenumeratorių skaičių atsilieps kanalo reitingui ir dar. Oficialiai apie tai neskelbia, tačiau tikiu, kad bet koks bandymas sukčiauti bus įrašytas į kiekvieno žmogaus asmenybės tipo duomenų bazę, iš kurios niekas nėra ištrinama. Todėl pradėkite gyventi švariai ir jokio sukčiavimo. Priešingu atveju viskas gali būti panaudota prieš jūs.
Sekanti tema, kurią norėčiau paliesti, tai apie video trukmę. YouTube sklando nuomonė, kad video iki 10 minučių trukmės beveik nėra rodomi pagrindinėme YouTube puslapį. Ar tai tiesa? Tiesiog mes imsime ir išbandysime. Todėl nuo šiol mūsų video bus ilgesni nei įprastai. Kuris laikas mūsų video krenta peržiūrų skaičius. Na, mes tai pastebėjome. Mes nustojame juos reklamuoti socialiniuose tinkluose ir kitokiose priemonėse. Tiesiog norėjome pamatyti, kaip reaguoja į tai YouTube robotai. Na ir rezultatas matosi liūdnas. Mūsų video mato tik 10% prenumeratorių. Jie nėra rodomi prie panašių video ir taip toliau. Ši tendencija yra pastebima ne tik šito mūsų kanalo video, bet ir visų kitų mūsų klientų, kuriems esame sukūrę reprezentacinius vaizdo įrašus. Mums labai įdomi jūsų nuomonė. Na, ši tema. Kokia situacija yra su jūsų video? Parašykite komentaruose. Kam taip pat sumažėjo peržiūrų skaičius? Ar apskritai jų sumažėjo? Gerai? Na ir pabaigai, noriu visiems mūsų žiūrovams palinkėti laimės, gerų žmonių apsupties ir gerų idėjų sekančiais metais. Kurkite įdomų turinį, būkite draugiški ir pakantus vienas kitam, bei daugiau entuziazmo. Taip pat didelio ir sotaus kūčių stalo, daug dovanų ir būtinai sugalvokite norą, kad per kalėdas jis išsipildytų. Tarp kitko, vos nepamiršau, spaudžiame like, dalinamės iš šio video su savo Facebook'e, su savo draugais, socialiniuose tinkluose, dalindamėsi su draugais vertingą informaciją. Jūs pritrauksite daugiau žiūrovų į savo kanalus. Taip pat spausk prenumeruoti mūsų kanalą, jeigu dar to nepadarai, plus varpelį. Ir pažiūrėkite sekantį mūsų video. Mūsų video žiūrėti yra labai lengva, nes nustatėme taip, kad YouTube jums parinktų video kiekvienam individualiai pagal jūsų domėjimąsi. Tai ką, pasimatysime po savaitės. Iki.